Ką turiu? Pirmas mano ešeriukas. Yra. Kiek per vieną. Labą visiems. Kaip jau sakykim, žiemą atėjo. Sniegą gavom, buvo pašalę, atšyla dabar. Čia oro pasaka. Tai sugalvojau, kad reikia po vietinės vietos porą valandų va iki sutemų dar liko. Pasiėmiau spiningėlį ir bandysime ešeriuką suvilioti. Arba kitą plėšrūną kokį nors, nes šiaip nesu tas ešeriautojas. Tai judu prie kanalo, čia ne kaip upelis, šiaip kanalas skaitas. Ir aptikrinsim duobutės mažais mastaliukais. Ir liauniausia kokį turi spiningą pasiėmiau. Ir žiūrėsim, gausis kas ar ne. Einu, išsipakuoju daiktus ir bandom gaudyti ešerį, tikėkimės. Ačiū visiems, kurie pasiekėt kanalą, kurie dar seksit, kas laikinat, komentuojat, labai daug tas reiškia. Ir taip ir toliau. Tai kaip ir sakiau, orai keičiasi. Rytoj jau vėl šaltis bus. Susirinkau visą arsenalą, kas ešeriui tinkama. Savo liauniausią spiningėlį pasiėmiau. Jeigu užsikabinsi, gal reiks įsigyti kažką specialiai ešeriui. Pasiėmiau guminukų, daugam žinomi šitie. Kai kuriuos iš seniau turėjau, aišku. Ir čia buraškam gaudysiu. Gaila, tik tai dropšotai neturiu pasidaryti svarelio. Bet galvoju, gal blogiausiu atveju ką nors sugalvosiu ir su čia buraška. Paimprovizavus. Spiningas šitas nuo 3 iki 14 gramų, biški per kietas, sakyčiau. Kaip upelį gal gerai. Vis dar džiaugiuosi atradimu iš kiniečio. Padeda nesusivelt meškerėm. Fideriui irgi, manau, puikiai tinka. Jeigu ne, aš iš karto susirišau fluorokarbono pavadėlį. Labai ilgą nedariau, kad užmetimam netrukdytų, nes čia šiaip nebus labai toli kur mėtyti, nei kažkokio gylio labai didelių, bet nesinori tiesiog, kad po tais medžiais landžiant trukdytų užmesti. Tas per jų palaidas. Gal tas fluorokarbonas va tokia va. Čia 5 kokį centimetrų daliai. Pradėsiu nuo 7 gramukų. Vis tiek vanduo pakilęs. Ir pradedu nuo šitą fioletinę gražuolę. Vanduo pakilęs ir mutnas labai. Žiūrėsiu, ar valas nepradės šalt. Ir jeigu ką turiu, aliejūką vaikiško. Reikia žiūrėti, ar 7 gramų užtenka. Ar neša, ar neneša. Ta mūsų masalėlio valą tai gerai neša. Čia kiek atsimenu, kelmų tokių yra, bet su ofsėtais gal labai nenutrauksiu. Pasiėmiau
florika būtinai. Sektukų mažų, kad persirišti. Iš karto perspėju visus, nesušiuks ešeriautojas. Taip, kad ešerį specialiai gaudant buvo labai senai. Kiek atsimenu, kai euras įsivedė, tais metais kelinti ten buvo. Bandėm su draugėliu. Nepasakysi, kad ten labai idealiai gavosi. Ir kažkaip pamiršau tą reikalą. Neužkabino tada labai. Ilgiem metam apsistojau ties lydekom. Šiaip gal džigrygą labiau reiktų naudoti, pravėsusią vandenį dropshotą. Bet tikiuosi ir ant čabaraškas, kas išauks. Šiaip gal čabaraška pats dažniausiai naudojamas. Manau, šiandien oras žvejui tai pasaka, bet va, žuvim gali būt, kad ir nepatiks. Svarbiausia, manau, sausam išlikti ir neįvirsti kur į vandenį. Visi jau link avyždrebio pažengė. Aš dar tik tai mikriukus pradedu. Jau reikia pasikeisti. Labai gražus dvipusis toksai. Iš vienos pusės oranžinis, iš čia toksai tamsesnis. Gal pravarts šiandieną žvejybai. Dabar užsivedu šitą oranžinį grožį. Šiek tiek įsivaizdavau, kad daugiau yra likę to inventoriaus ešerinio tokio, bet bėgant metam matomai išsimėtė, nes ir ryginių tų svarelių turėjau kažkur arba nerandu, arba pamečiu, nežinau. Sroviai 7 gramai ilgai sklendžia jau čia. Bet kuris ešeriukas per tiek laiko turėtų pamatyti. Manau, keliauju toliau. Dėkinga tai, kad šiandien bent jau kol kas labai nešala nei rankas, nei žiedai, bet neatmetu galimybės, kad teks pasitepti žiedelis. Po joms turėjau jomą pirmą. Nu, pažiūriu. Dar kartą. Jaučiasi jau žiedai po biškį šalkrano. Ir blemba. Nepasikerta. Bet jau antrą jauną turėjau. Suvykia ilgesnis pauzės tarp šokdynimo. Aišku, ir spiningas nėra, pas mane toks jautrus. Du kibimai kol kas tušči.
turiu. Pirmas mano ešeriukas. Labai kibimai vangus arba su mano kotu nesijaučia. Bet fain. Gerai. Gražuolėlį. Uodegos jau nebėra ant masalo. Paleidžiam. Ir bandykim. Gal tą pačią spalvytę užsidėsiu, nes kol kas tik ant jos turėjau atsiliepimų. Po kelis įsimečiau į dėžutę. Dar turiu ir pakelį. Širdis dainuoja konkrečiai. Labai ilgų pauzų reikia nemėti. Reikia šelnytę. Ir džiaugtis, kad pagaliau užmečiau, šiaip neilgai čia pamėčiau. 15 minučių. O iki sekančios dabytės praėjau, bet prieš tai buvo ne dabiai, ten labiau prie kranto. O, koks grožis. Labiau prie kranto buvau užsimetęs. Ir segė prie kranto. Vadinasi, prie tų švendrų visą reiktų pabandyti. Ką čia pagavom? O dėl ko ir ešeriukai ten sėdi. Nežinau, kaip čia išsiprašyta savo masalą. O, atkyvo. Kaip tyčia dabar plemų visi išbaigęs, jeigu ne vienas buvo. Tokį šakalį. Srovė atnešus iš kažkur. Labai kibimai tokie. Tiesiog užsėda masalą ir viskas. Yra. Kiek per vieną. Šiek tiek ant greitesnį pravedimą. Ta Dina sėdi tenai šalia talano. Gražus vėl ešeriukas. Lauk. Gerai. Bandom vėl. Kantrybės tik tai reikia. Reikia tepti. Mala, matau, kad šerkšnelis pradėjo žindžianudėtis. Iš patirties žinau, kad labai greitai ėst galima. Valą šitaip ir tą užteks vieną gerą jauną arba, kaip sakant, gerą zacetą ir viskas.
visi žino šitą paslaptį, kūdikėlio aliejus. Labai gera priemonė nuo užšalimo. Tiesiog reiktų tą prieš žvejybą padaryti, ant valo užpilat. Kelis lašus, nedaug. Ir mėtot. Valas susitepa nuo jo ir nešala. Aišku, tik jam reikia laiko įmirkti, bet po to, kad ir deda šerkšnelis, bet toksai neprikimba jisai prie tų žiedų ant tie, o čia va jau šala. Šalantys žiedai rodo žiemą. Tai reiktų gerai fioletaus kažkaip nenorėjo. Gal bandyti. Šita gera buvo paėjo su ja, bet nėra to tokio aktyvumo, kurio norėtų. Pabandysiu apšė ryškalą uždėti. Gal labiau atkreips dėmesį. Po to rankytę sviestą. Tai nutrypti žvejų. Pabandyti. Čia arčiau. Buvo jomas. Mes nepakojom, blema. Nu ką, nebetikėjau ir galiu tuo. Jaučiu, kad reikia grįžti prie tos spalvos. Buvo vienas jomas ant šito, bet tik tiek. Kiek čia tų valandų jau praėjo. Nu, valandytę mėtau. Turėjau, neskaičiau kiek, bet per iki 10 jomų. Ir dešeriukus ištraukiau. Ne tuščiai, bet norėtis dar kokį vieną kitą. Porą ešeriukų. Jo, matai, normaliai buvo, gal kokį 10. Tai... Kas? Nu, ką žinau, po 100-105 gal gramų tokį. Jo. Bet matai, jamą net nepajauti, tos jokio smūgio užsėda ir viskas. Labai pasyviai taip. Nelabai reikalingi. Tai ką čia? Kad tik mačat. Dabar po biškį takesnis pasivaikščiosiu. Ieškosiu dar šeriukų, grįžu prie tą pačią gražaus masaliuko. Kažkaip ant kitų to kontakto man pritrūko. Jomai labai pasyvus. Tokie
Bet man labai vėliuosi, kad ne paskutinį ten buvo. Kaip pabandymo aišku gerai ir tai keli. O, jaunas buvo. Stuktelėjo. Ir uodegytę nukando. Visų dar miškai ir pažiūrėt, kaip iki tų sutemų liko. O, buvo jaunas. Vėl buvo, blia. Reikia išprašyti jas iš ten. Paskutinį praletėlį. Ir klybinsiuos namo, nes jau beveik sutemo. Išvadas tai tokias, kad reiktų spiningėlį biškį labiau ešeriui skirtą pasiimti. O šiaip tai faina. Šiandien lygiai 2 valandas gaus ta žvejybos. Šita tokia labiau žvalgybinė buvo, paieškoti vietelių. Dabar kaip ir aiškias man tos vietelės. Kur turėčiau bandyti. Sekančią žvejybą reiks rimčiau užsiimti, daugiau laiko skirti ir bus galima pradėti norėti ne bet kokią ešerą, daugiau ir didesnį mokintis galbūt. Kai jau žinau, kad to laiko nebėra fontaną, tai ir dvejoju ir čia dar eksperimentuoti. Ar jau paleisiu tą žvejybos mintį ir varyt namo. Nes 2 valandų apeit mano norimom vietom mažokai buvo, neapėjau visur, kur norėjau. Bet nu vis dar degu tą mintim, kad ir toj prietėmai stuktels nors. Kas laukiau tamsos, kas realiai nebuvo netikėta, nes
porą valandų tik tai iki sutemų išėjau pamėtyti ant to ešeriuko. Išėjo pagauti. Kelis kibimų irgi turėjau. Visai kabinantis reikalas. Gaila tik laiko pritrūko, aišku. Bet žvejybai laiko visada tik per mažai ir niekad per daug. Dar iš durniaus smarkiau prieblandai pramėtau. Bet ko gero ta žvejyba jau baigės. Pas namo jau.